Daugiausiai tai tokio nesupratimo galbūt iškyla į švietimo reikaluose, kadangi ten yra kontroversija, yra pavyzdžiui susidūrusi senesnioji ir jaunesnioji karta, šitie, kurie yra susipažinę su amerikiečių pedagogika ir čia metodais, tai visai nesutinka su mūsų iš Europos atkeliavusiais, kurie Lietuvoje dėstė ir panašiai, taip kad pavyzdžiui dėl mokslo priemonių, dėl vadovėlių parengimo, tai dažnai iškyla tam tikrų klausimų. Kitas dalykas tai yra, kada dvi organizacijos prašo paramos tam pačiam dalykui. Taip sakant, yra duplikacijos reikalas ir čia mums kartais sunku įspręsti. Pavyzdžiui, kaip katalikų bažnyčios kronikos klausimas. Buvo viena organizacija ir kita pasišovė leisti ir abidvi prašo pinigų ir dabar toks reikalas yra ne tiek religinis, kiek mūsų tautinis ir ypatingai politinis dabar jau beveik. Taip kad, žinoma, čia mes jį neskaitom politinių, bet iš viso sunku atskirti dabar, kur yra kultūrinis, kur yra politinis, kur tos ribos yra. Tai šitas dalykas sukelia problemų, kaip paskirstyti. Kadangi dvi organizacijos tą patį dalyką leidžia ir nesusituria.